Sveiki, mėlieji, su jumis aš Artūras ir treningo inkubatorius. Šiandien pačioj, aišku, mes darom savaitės poros apžvalgą, bet pradžioj porą minučių labai noriu skirti daug svarbesniems dalykams, kurie yra tikrai būtini ir mes privalom juos pasakyti. Tai yra, paskutiniu metu iš tikrųjų yra labai daug privisę įvairiausių žmonių, įvairiausių kontorų, kurios jau aš tiesiog net ne mokytojai, o tiesiog jau tiesiog kabutėse profesionalūs prekiautojai, kurie prekiauja ten viską, nežinau ką ten jie prekiauja iš tikrųjų, bet jie siūlo pritraukinėja žmonių pinigus, tai visais įmanomais būdais norime apsaugoti tuos žmonės, kad ir kiek mus čia pažiūri labai nedaug žmonių, bet galbūt jūs būsite tas, kuris mus pažiūrėsite ir jums tai duos kažkokios informacijos, tai mes nors vieną kažkurį iš jūsų išgelbėsim, aš labai būsiu dėl to laimingas. Tai yra įvairiausios Facebook'e sukurtos grupės, įvairiausi Facebook'e sukurti puslapiai, kurie ragina prisijungti, uždirbti ten po kelis ar 11% per mėnesį, tai aš labai visų prašau pirmiausia pasiskaitykite, kas tai yra Forex, iš ko tai susideda. Aš kaip šios ryties daugiau mažiau žinovas kažkoks tai, kuris turi tikrai ne vienerius metus patirtį, aš galiu pasakyti, kad tai niekur nėra lengvų pinigų ir ypatingai čia. Ar čia galima uždirbti? Taip, čia uždirbti galima, bet taip kaip pateikiamas yra šita galimybė uždirbti, tai yra labai žmonės suklaidinami. Dėl to aš iškart galiu pasakyti, kad tai nėra kazino, tai nėra laušimas, tai nėra lengvi pinigai, tai yra didelis nuolatinis darbas, tai yra procesas ir tas procesas vyksta ne vienerius ir ne 2 metus, ne? Kas liečia savarankiškai besimokinančių žmonės, tai gali užtrukti ir labai ilgai, ne? Tai mėlieji, būkite atsargus, nekiškite ir nedėkite savo pinigų ten, apie ką jūs tikrai iš tikrųjų nežinot ir neišmanot. Nedėkite didelių pinigų, nedėkite nei tų mažų pinigų, nepasiskaitę, nepasižiūrėję, kas tai yra mūsų puslapyje. Paprastai yra Lietuvos banko informacija, kur galima surasti iš tikrųjų tam tikrus įspėjimus, aprašymus apie galimas grėsiančius pavojus, tiek su pačia prekybos rizika, tiek su rizika, kuri kyla iš tikrųjų iš nesąžiningų brokerinių kompanijų, iš tų žmonių, kurie dedasi kažkokiais tenais mokytojas ar tenais jau neva iškart profesionaliais prekiautojas tenais, kurie prekiauja. Tai tie visi dalykai yra iš tikrųjų Lietuvos banke. Jeigu nenorit ieškoti ir knistis labai ilgai, galima pas mus tiesiog greitai rasti mūsų puslapyje, nuėjus į pačią apačią, čia yra Lietuvos banko informacija ir čia galima labai aiškiai pasiskaityti, glaustai surašyti iš tikrųjų, kas yra blogai ir kas yra gerai, ko reikėtų pasisaugoti ir ko pasisaugoti nereikėtų. Nes tikrai žinau, kad vis tiek kažkas galbūt mus pamatys ir tokia informacija galbūt kažkiek tai duos tos pagalbos. Tai toks yra mūsų prašymas, toks yra mūsų įspėjimas, toks yra mūsų perspėjimas ir tikiuosi, kad šitų apgaulių ir visų šitų tokių dalykų bus nors truputėlį mažiau, galbūt kažkam tas bus suprantama ir tiesiog tų dalykų nedarys, atsisakys ir tiesiog visai kitais keliais. O šiandien mes iš tikrųjų turim pasibaigusį mėnesį, tai dabar grįžkim jau prie tos gal pagrindinės mūsų savaitės minties, tai yra savaitės pora, įsirinkom šiandien eurą ir Britanijos svarą. Kas yra įdomu, tai yra mėnesio galas, tai yra pasibaigęs mėnuo, tai yra mėnesio pradžia jau ir savaitė pasibaigus, ta savaitė buvo nepaprasta savaitė, tai buvo savaitė, kurioje buvo skelbiamas non-farmas. Non-farmas buvo kur kas geresnis amerikonam negu buvo prognozuota, mes dar čia darėm pas save statymus. Biure su Kebra, tai aš pataikiau kažkaip geriausia, tai dabar galiu iš tikrųjų pasigirti ir sakyti, kad išlaušė malaus, tai penktadienis buvo toksai užbaigtas labai gražiai su alum ir su kepta duona. Tai mėnesinės žvakės, kad ir kaip bebūtų, kad ir kas be nutiktų, iš tikrųjų šitoje erdvėje, kurioje dominavo pardavėjai, vis tik tais jie išsisėmė. Išsisėmė jie ties 8400 ir 900 buvo jų tokia riba. Šita riba buvo pirkėjų, šita jau prasidėjo pardavėjų, ne? Ir kol kas mes tą kainą, aš įsivaizduoju, turim tam tikroje ribo. Tai yra šiuo metu tai yra 8,4 ir 8,5 galbūt, ne?
mėnesis, kad ir kaip bebūtų, pažiūrėkite, dar praeitą mėnesį, tai yra čia prieš kelias dienas, šita žvakė jau buvo net paraudonavus, arba pamėlynavus, tarkim, jeigu šitam grafike pačiam kalbėti, ir mes tikėjomės, kad jinai bus raudona ir sekančios bus irgi raudona ir galbūt net čia praeis pro tą 8,4, ne? Taip nenutiko. Niekas nenutiko šitaip ir išsipaišė vis tiek teigiamą žvakį. Reiškia, kad ir kaip bebūtų, šičia kiek dominavo tie pardavėjai, kol kas jie irgi patys yra išsisėmę ir tų pinigų kol kas patraukt kainą po 8,4 jie neturi. Jeigu jie jų neturi, vadinasi, pirkėjai tuo naudojasi ir kad ir kaip bebūtų čia uždominavę, buvę, ne, pardavėjai, vis tiek pirkėjai užsidarė aukščiau negu prieš tai užsidarė, ne, ir šis mėnesis vėl matom pradėjęs judėti į viršų, aišku, čia dar nieko tas mėnesis nesako, tai aš suprantu, kad mėnesis yra tas dalykas, kada mums aiškina, jog pirkėjų kol kas nėra, pardavėjų kol kas nėra, yra tik tais pirkėjai, ne, ir iš esmės mėnesiniam grafike pardavinėti būtų kaip ir draudžiama. Mes visas kortas statėm iš tikrųjų realiai ant savaitės, ne? Savaitiniam grafike buvo taip, mes čia kažkur pradėjom pardavinėti, nupjovėm savaitės į apačią ir šį čia trečiadienį berods viskas ar ketvirtadienį apsisuko ir pradėjau žiūrėti į priešingą pusę. Vėlgi mums savaitė parodė iš tikrųjų, kad ir kas čia bevyko šitas 2 savaitės, vis tiek trečia savaitė ėmė ir užsidarė aukščiau, ne? Tai mėnesis užsidarė aukščiau, savaitė užsidarė aukščiau. Suprantu, kad 8,4 pakankamai rimta norma, 8,5 čia galbūt, tarkim, mane yra ir viskas sėdi tikrai dabar jau bent tarp šitos ir tarp šitos žvakės, viskas sėdi čia, ne? Mažiausios jos ribos yra bent jau šitie aukščiausios ir žemiausios kainos. Tai suprantu, kad ir kaip bebūtų, vėlgi pardavinėti, niekur neįmanoma, nes paskutinę savaitę, o šią savaitę čia buvo ir non-farmas dar plus, tai šią savaitę taip pat lygiai daugiau eurų užmetė pirkėjai, ne, negu pardavėjai. Vienasis mėnesinis grafikas pardavinėti neleidžia, savaitinis grafikas pardavinėti neleidžia, leidžiamės į mažesnį grafiką. Dieninis grafikas. Dieniniam grafikė šį čia pradėjom pardavinėti, šį čia kažkur buvo mes apsidraudę, šį čia buvom draudimus nusijėmę ir šį čia gavom vėl prastogą, ne? Tai reiškia, kažkas ketvirtadienį jau šitą žvakę uždarė, tai šita žvakė gavosi kaip ir manipuliacinė žvakė, ne? Šį čia kažkas tai visai vienai buvo, o šį čia buvo visai kitaip, aišku, ant šitos žvakės kalbėjo anglai. Ir matom, kad po tos kalbos iš tikrųjų viskas taip ir apsisuko. Sėdim kol kas šitų spyglių viduj, visur va šitų spygliukų, ne, šitos aukščiausios kainos ir kol kas jinai čia neprasimuša. Vėlgi, taigi ir dienoje aš matau labai aiškiai, kaip aš sakau, darau ką noriu, tik tais nepardavinėju. Jeigu nueisim į valandą, reiškia, mes kažkur tikrai negalim pardavinėti, ar galim pirkti, tai greičiausiai aiškinsimės visą laiką mažesniuose grafikuose, ne? Tai čia matau buvo stipru, čia kažkas buvo čia kažkas, šį čia turėjom tam tikrą jėgą, į vieną arba į kitą pusę, ne? Čia turėjom į apačią į šitą pusę, ne? Ir matau, kad šį čia irgi dar pakibom, penktadienį kažkiek, ne, ir čia pakibom, ne? Tai aš dabar įsivaizduoju taip. Jeigu mes kažkur čia pasikoreguosim ir pjausim į viršų, reikia stebėti, kaip mes jį nupjausim, ne? Kaip pasikoreguosim čia kažkur, arba čia, aš nežinau, kur čia taip galim tukti, ne? Jeigu toksai scenarijus yra ir kaip jisai prasimuš, tai turim žiūrėti 2 dalykus. Jeigu jisai ateis iš karto rytoj ir važiuos iš karto į viršų, galbūt kažkur tai dienos eigoje jisai pasikoreguos ir bus galima jį kažkur tai prisipirkti, ne? Gali būti taip, kad jisai atsidarys čia realiai su gepais. Gali atsidaryti čia ir gali atsidaryti jisai čia. Tai vėlgi, gepai gali atsidaryti ir į šitą pusę, ir į šitą pusę, ne? Tai yra, aš kalbu jau čia apie dieninį grafiką. Tai svarbiausia būtų laukti iš tikrųjų, kaip atsidarinės tas dieninis žvakis. Tai vėl sprendimo jokio priiminėti negalima. Bet kol kas manau, kad jeigu ir priiminėti sprendimus, tai čia būtų galima ieškoti kažkur, tai aš asmeniškai, tai tikrai ieškosiu šį čia kažkur, tai tarkim, pirkimo, ne? Aš manau, kad su svaru galbūt yra įdomesnių variantų. Ir šitą galbūt aš tiesiog paliksiu, bet neaišku, kaip praeis actionas, ką išpaišys. Jeigu išpaišys labai aiškius pirkimo signalus, tarkim, ne, tai galbūt ir šitoj poroj būtų galima, tarkim, įeidinėti kažkur tai su pirkimais.
Jeigu kažko aiškaus nebus, ieškosiu to, kas bus aiškaus, tarkim, kitose porose, kurios turi svarą. Tai yra svaras vienas, svaras Kanada, svaras Australas, svaras ten kitos poros, ne? Va, tai tokie pastebėjimai iš tikrųjų yra su eurų svaru ir aš įsivaizduoju, kad greičiausiai čia bus galima, aišku, labai sunku spėti, nes nežinom, kokie bus pirmadieniai, tai yra pirmadienis ir tik pirmadienis gali pasakyti iš tikrųjų, kaip tas marketas norės eiti, kaip nenorės eiti. Ne? Tai dėl to aš niekada neturiu strategijos, niekada neplanuoju nieko į priekį. Žiūriu tai, ką turiu, žiūriu tai, ką turėjau ir tada aš skaitau iš tikrųjų, ką marketas padiktuoja ir kaip jisai padiktuoja. Jeigu jis padiktuoja, kad jis nenori eiti į apačią, o nori eiti į viršų, tai aš ieškau įėjimų, kur eiti į viršų. Jeigu jis, matau, nenori eiti į viršų ir eina į apačią, tai aišku, aš tikrai šitoje erdvėje pardavėjai negaliu, nes čia tiek dieninė žvakė, tiek savaitinė žvakė yra perdengtos. Ne? Tai dieninė žvakė visa yra į viršų stipriai, savaitinė žvakė visa irgi yra stipriai į viršų, perdengus prieš tai buvusią savaitę. Taigi, suprantu, kad mano short pozicijos turi būti daromos tik tais čia, kada iš tikrųjų marketas demonstruos, kad jisai nori žemesnės kainos ir jeigu tos kainos norės, aš irgi su juo eisiu į apačią. Jeigu jis jos nenorės, greičiausiai kažkur bus ieškomi iš tikrųjų tik tais pirkimo signalai. Taigi, šiam kartui tiek. Visus raginu kiekvieną šeštadienį pas mus Facebook grupėje ir Facebook puslapyje balsuoti už savo išsirinktą įdomesnę kažkokią tai savaitės porą. Ir laikytis to plano, kurį susiplanuojat savaitgalį, kurį susiplanuojat savaitės pradžioj. Ir taip iš tikrųjų, kuo įmanoma gerinti savo rezultatus. Rodyti kuo profesionalesnę prekybą, kuo geresnius rezultatus ir įvengti kaip įmanoma tų tokių klaidų, kad nesilaikau plano, kad pabandysiu gal kažką ne taip. Tai visiems linkiu, kad būtų viskas sistemingai, tai būtų viskas su planu, viskas būtų su idėja, pasverta, paskaičiuota. Šiam kartui tiek ir geros jums prekybos. Jeigu kažkas pasikeis šitoj poroje arba kažkas bus mūsų nuomonė įdomaus, mes būtinai tą parodysime savo puslapyje, tai jį visą laiką galima pasitikrinti ir pasižiūrėti, kaip mes TradingView ten tą dalyką pakeičiam, pakoreguojam. Tai tenais yra apžvalgos ir prognozijas, berods yra toksai skirelis. Tai tenai mes visą laiką dedam tai, ką apkalbam šią dieną. Šiandien tiek, geros savaitės, geros prekybos, geros naujos savaitės. Stebėkite kalendorių, nes jis visą laiką turi naujienų ir jos yra mums dažniausiai pavojus. Apsidrauskit nuo jų ir kada žinom, kur naujiena iš tikrųjų patempus, tada einam su jie, tarkim, į tą pačią pusę, jeigu mūsų trendas ir mūsų price actionas rodo lygiai tą patį. Taigi viskas ir kol kas viso.